Čia vėl mes. Mes tai Laido Reidas ir jos vedėjas Gintaras Vaičekauskas. Įvykių daug, nes ne visi suprato, kad pasnigus reikia vairuoti kitaip. To dar šalto antradienio vakarą Herkausmanto gatvėje po viaduku susidūrė 3 automobiliai. Avarija vyko, kai kažkoks niekadėjas staiga iš dešinės pusės šovė į trečią eismo juostą, Ford stabtelėjo, Volkswagen stabtelėjo, o Mercedes-Benz nestabtelėjo. Sužeistų nėra, nuotaikos nekokios, pildome eismo įvykių deklaracijas, o kas surinks tepalus? Tepalus kas surinks? Geras klausimas. O tuo metu avarinę situaciją sukėlęs pilietis nuvažiavo. O kas jam? Jam reikia rikiuotis, tai jis ir rikiuojasi. Kas jam rūpi, kas šalia darosi. Ten toliau užtvarai buvo panaikinti, siena suremontuota ir tiems, kurie šaudo iš pirmos eismo juostos į trečią, veiklos nebeliks. O dabar mes keliamės į kitą siužetą. Ten taip pat susidūrė 3 automobiliai. Tik tas susidūrimas tiesiog siaubingas. Kiek sužeistų? Kiek sužeistų? Vienas, kolkas. Taigi trečiadienį apie pusę 4 popiet Klaipėdos rajone Priekulės aplinkelėje susidūrė 3 automobiliai. Sunkiai sužeistas vienas žmogus. Jaunas Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio gyventojas, vairuodamas automobilį Renault Space, ketino aplinkelėje apsisukti, tada į lengvojo automobilio galą trenkėsi sunkiasvoris sunkvežimis. Buvote automobilyje? Jo. Kurį? Šitą? Biški. Sveikas, gyvas esi? Jo. Nes mašina tai jau taip prastokai atrodo. O, Tik tai šitiek? man jo. Nu taip, aš ten parvažiavau. Nuo Priekulės, ne? Jo, link Klaipėdos. Čia gal turėjau apsisukti. Apsisukti, aha. Norėjau tokį stabdžiau iš palėtų. Kaip galima daryti, aš važiavau. Iš palėtų stabdžiau, paskui iš anksto, kaip visą laiką. Ir va, parvažiant tiesiai į Subinį. Tau į Subinę puolė iš pradžių, taip? Jo. Nei iš šoną, nei niekur, bet į užpakalę, ne? Tiesiai į galą. Ir tiesiog, jau kai buvo susukta, dar automatiškai mane anos mašinos sužinti. Aha. Vienai man tiesiai į šoną. Na ir ką? Tai žiūrėk, dabar šitas, tau kala į Subinę. Tave išmeta į priešingą eismo pusę. Jo. Ir tu susimuši su Mercedesu ten. Ten Toyota. Toyota? Jo, džiapas. Toyota, supratau. Kiek sužeistų? Vieną išvežė. Kuri? Pakeleivį man. Ai, tau pakeleivė? Jo, jam lūžo pirštas, o ten toliau nežinau, buvo. Nu, tas čia, besąmonės. Bandėm kalbinti, nereagavo. Besąmonės? Vyras, moteris? Vyras. Renault Space buvo išsviestas į priešingą eismo pusę ir tada jo šono įsirėžė nuo Klaipėdos Šilutės link važiavęs visureigis Toyota Land Cruiser. Važiavot link Priekulės? Jo. O dabar tas berniukas pasako, kad ten tas sunkvežimis į užpakalį gali. Jam. Nu jam? Jo. Tuo metu, kada jis norėjo apsisukti? Manęs. Supratau. Tai kaltas yra vilkikas? Vilkikas ir vaistas. Šiaip yra vilkikas jam į užpakalį davė. Taip. Tai kas gauna, kas duoda į užpakalį, tas dažniausiai kaltas turėtų būti. Vilkikas jam davė, ant manęs užmėtė. Aišku. Čia šiaip niekas nedraudžia nei suktis nieko. Niekas nedraudžia nei suktis. Jo. O ten tas sąmoningas buvo žmogus ar ne, kurį išvežė į ligoninę? Nes ten toks jau smūgis ėjo, kad... Tai iš galo ir iš priegos įsinešioti, ne? Sunkvežimio gabenusio grūdus vairuotojas sakė, kad Renault sustojo labai greitai. Gyvi, sveiki esat? Pats šitą vairavus? Matėt, kad tas stoja tas Renault? Jau iškart prie akių. Ta prasme, jisai taip stojo. Jo ir posakį, jungė. Tada, ne? Nieko negalėt padaryti. Per avariją sunkiai sužalotas Renault Space keleivis. Nors buvo prisisegęs saugos diržais, per avariją jis tiesiog išsinėrė iš jų ir iškrito lauk. Siaubingą avariją užfiksavo klaipėdietis, kuris važiavo paskui Klaipėdos link ir tik Dievo apvaizdas lėmė, kad jis tuo metu nelenkė mašinų kolonos, o norėjo, teigia medžiagą atsiuntęs žmogus. Jaunuolis be sąmonės išvežtas į Klaipėdos ligoninę. Stipriai traumuota jo ranka, jis patyrė politraumą. Dabar vaikinas jau atsigauna. Vėliau į ligoninę kreipsis ir Renault vairuotojas ir šeima važiavusi visureigiu. Nenuostabu, nes avarija didelė. Na kur tau, už kiek metrų rastas dujų balionas? 32 metrus nuskrido balionas iš Renault Space'o. Galinio dešinės pusės Renault rato apskritai vyrai tądien nerado, nors filmuotoje medžiagoje matosi, kurią pusę jis nulėkė. Incidento dalyviai buvo blaivūs, įvykį tyrė Klaipėdos kelių policijos tarnybos pareigūnai.
Trečiadienio vakarą Liepojos ir Panevėžio gatvių sankryžoje iš šalutinio kelio išvažiuodama Honda CR-V vairuotoja nepastebėjo pagrindinė gatve riedančio Nissan Note. Na, nepastebėjo ir tiek. Tai kuri čia ką darė? Šitą, suprantu, važiavo pagrindiniu keliu šitą. Aha. Šitą važiavo šalutinio. Sakė, nepamatė. Nepamatė. Būtų juodas, tai galbūt, bet čia toksai kažkoks žalias garstyčinis jisai. Garstyčius spalva. Auksinis. Čia Nissan Note buvo kažkada? Taip, buvo. Note. Panelės važiavo be vaikų? Vienas važiavo, ne? Nu, supratau. Deklaracijas turit, viskas aišku, viskas tvarkoja. Mašinos sukultos stiprokai, abi po avarijos nevažiuojančios, tad kol atvažiuos techninės pagalbos automobiliai, mes užpildykime eismo įvykių deklaracijas. Tai nėra sudėtingas darbas. Nemalonus, bet nesudėtingas. Ir tai buvo ne paskutinis trečiadienio incidentas mūsų krašte. Trečiadienio vakarą mieste važinėjusi ir Goželį. Liepų gatvėje visureigio Volvo vairuotoja ketino sukti į kairę, tuo metu iš galo belenkokiu greičiu parlėkė automobilis Mazda, jo vairuotojas sankryžoje, lenkdamas Volvo jį kliudė, priešingoje eismo juostoje kabino važiuojantį automobilį Mercedes ir nuskridęs dar 60 metrų sustojo ant šaligatvio. Volvo, kas vairavo? Šitą. Šitą. Ona. O kaip ten buvo viskas, kaip buvo? Aš parvažiavau iš tos pusės. Nuo miesto, ne? Aha. Praleidau tą Mercedes, norėjau sukti vaikų ligoninę. Į kairę pusę norėjau sukti, aha. Jisai parskrydo 100 gal daugiau, nežinau. O iš kur jisai parskrydo? Iš mano. Irgi iš jūsų pusės parskrydo, aha. Ne, ir jisai kažkaip į tą tarpą nešęs biškį pasitraukė ir va man jisai yra trenkė. Supratau. Aš išlipau jas gaudyti, jie greitai šokau ir pabėgau. O kas čia tokie ten buvo? Jie pacanai, patsukai, kas? Nežinau, mašinai, sidro buvo. Du bachuriukai? Nu tokie kaip tu, kaip paša, ne? Ne, po 30 buvo. Po 30? Senukai, žodžiu. Nu, nesenus. Senukai, nu tokie kaip paša, ne? Supratau. A girti buvo jie, ką jie? Sidro bankas gali mėtis. Jo? Nežinau, aš mačiau, kad sidro bankas yra. Mazdos priekinio dešinio kalėšo čiuožimo žymė Liepų gatvėje įspūdinga. Du Goželiai iš Mazdos pabėgo, net neišjungė variklio. Mašina išregistruota, perparduota, savininkė gyvena kažkur Kretingos rajone ar Kretingos gatvėje, dabar tai nelabai svarbu, turės reikalų su policija ir ji. Čia taip būna, kai nesutvarkai pirkimo pardavimo dokumentų iki galo, turi atsakyti už svetimas nesąmonės. Tai buvo tiek trečiadienio žinių iš Pajūrio ir Uostamiesčio gatvių, o mes keliamės į mūsų ir jūsų rubriką Filmuoja Reido reporteriai. Rubriką Filmuoja Reido reporteriai pradedame pretendento į savaitės pavairavimą pasirodymų Klaipėdoje Pilies gatvėje, kai pretendentas per dvigubą ištisinę liniją išvažiuoja prieš eismą ir niekad grįžtų į savo eismo pusę. Jis varo toliau. Ir tai dar ne viskas. Degant raudonam šviesoforo signalui pasuka kruizinių laivų terminalo link. Reido reporteris Kęstutis rašo, kad jau jis Liepojos plentu skuodė 60 km/h greičiu, tai jį per šonus padarė 100 skriejantis Elnias Rudolfas. Tikras Elnias Rudolfas tik juodos spalvos parodys, kaip jis nardo Kauno gatvėse. Iš tos eismo juostos, iš kurios galima sukti tik į dešinę apačion, jis rauna tiesiai, o toliau dar gražiau nardo po juostas, lyg būtų vienas stepėje, o ne Kauno gatvėje. Reido reporterė Egita atsiuntė mums vaizdo pasakojimą apie tai, kaip naktį jie aplenkė BMW, kirsdamas ištisinę liniją. Lyg kas būtų čia nuostabaus ar naujo. BMW, ištisinės linijos, naktis, nieko naujo. O čia Plungė. Senokai buvome šiame mieste. O čia Jucio ir Mačernio gatvių sankryžoje vairuojame štai taip. Jeigu jo Plungėje neįsitenkama, tai ką kalbėti apie Kretingą? Puikus pažeidimai. Kretinga. Praėjusių metų gruodžio 2 diena, kuri panašėjo į pavasario dieną. Klaipėdos ir Muitinės gatvių sankryžoje Škoda Yeti važiuoja apsižergęs ištisinės kelio ženklinimo linijas ir nežada pasitraukti. Dar Kretinga. Gruodžio 6 diena, kuri pagaliau panašėjo į rudens dieną. Klaipėdos gatvėje fiksuojamas važiavimas priešinga eismo juosta, kuri atskirta ištisinė kelio ženklinimo linija, lenkimas sankryžoje. Dvigubas lenkimas. Nes juk ir Dvirka pilietis mynė Klaipėdos link. Klaipėda, Minios ir Naikupės gatvių sankryžoje. Šio priekyje stovinčio automobilio Volvo vairuotojas į sankryžą įridėjo labai jau degant raudonam šviesoforo signalą ir po to nutarė, kas bus, tas bus. Buostelsiu dešinėn, per ištisinę, kitus išgąsdindamas, tačiau nesusidurdamas. Štai tokie pirmos dalies mostelėjimai, o mes keliamės į reklamą. Dabar jūsų dėmesio reklama ir anonsai, po to laidoje žiūrėkite. Girtas,
be vairuotojo pažymėjimo ir dar dukrą vežiojo. Parodysit per Baltikumą, ne? Būtinai. Būtinai. Klaipėdoje pagaliau pasnygo ir aišku, mes nespėjome galvoje perjungti pavarų ir filmuoja reido reporteriai. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Tiek buvo reklamos ir anonsų, nuo mes tęsime laidą. Laida Reidas. Antroji dalis. Sekmadienį apie 2:30 dienos Klaipėdoje vadinamajame Mokyklos gatvės rajone policijos patrulierius laikė girtą vairuotoją, kuris ką tik buvo pasišalinęs iš įvykio vietos. Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis 2,61 promilės alkoholio. Automobilyje buvo 6-metė vairuotojo dukra. Policija gavo pranešimą, kad Žemaičių gatvėje automobilis Renault Laguna kliudė automobilį Nissan Note ir nuvažiavo. Po kelių akimirkų policija sulaikė ieškomą automobilį, važinėjantį po garažų teritoriją. Labą dieną. Nefilmuoju. Kodėl? Ne, filmuoju. Labą dieną, su naujais metais. Neatsitika. Pas tavai Facebook esam draugai. Nefilmuok, būk žmogus, nefilmuok. Jūs esate išgėręs. Tai, bet aš važiavau, tik norėjau apie garažą apsukti, su vaiku. Su vaiku važiavot jūs? Su mašinu. Ir mes esam Facebooko draugai. Draugai esam, aš jums įdedu tenais. Jėzau, aš jūsų gerbėjas esu geras. Nu, aš, pavyzdžiui, dabar žinokit, už tokį darbą jūsų nelabai gerbėjas. Ir aš negerbiu, girtų vairuotojų negerbiu. O kiek priputėt? 2,6, bet ne tam esmė. Nu. Prašiausiu, va, čia gyvenu. Mažoji. Kur? Va, geltonam name. Buvo už tos geltonos tvoros. Ta, kur geltona tvora? Jo. Aha, nu. Mažoji sako, nu pabandom, pirkau. Tai laikaus teisės, viską. Ai, dar be teisių? Nu, o kom vardu esat? Mažoji sako, nu apvažiuojam apie garažą, nu apvažiuojam. O kom vardu esat? Saulius. Saulius niekada neturėjo vairuotojo pažymėjimo, teigia, kad dabar jau subrendo tam reikalui, lanko vairavimo kursus, mašiną štai nusipirko. Kaltę Saulius pripažino ir gailėjosi dėl incidento, sakė, kad nekenčia girtų vairuotojų. Tikrai nekenčiu išgėrusių vairuotojų. Niekur nevažiuočiau, tikrai nevažiuočiau niekur. Norėjau tik apie garažą apsukti viską. Supratau. O vairuotojo pažymėjimas kur? Laikaus teisę, dabar jau atsidės. Ai, niekada nebuvot? Neatsidės. Neturėjau. Neatsidės, sumokėsit baudas kraupės. Kraupės baudas sumokėsit ir galite toliau savo. Aš niekada nekenčiau, vis laik buvau prieš. Ne, sakykit, gerbiamas Sauliau, aš norėjau jūsų seniai paklausti. Jūs vairuotojo pažymėjimą esat prageręs ar iš naujo? Niekada neturėjau. Niekada neturėjot. Kiek jums metų? 35. 35. Mano laida yra 15 metų, nu tai ir žiūrit 15 metų. Ir žiūriu, aš jūsų laidą ir aš esu jums ten įmetęs tam tų vaizdelių Facebook. Aš jūsų gerbėjas. Supratau. Gintarai, supratau. Aš nekenčiu girtų vairuotojų. Vaikus, aš pats turiu 2 vaikus. Aha. Paprasčiausiai. O mažo, kiek mažai metų? Ne, žinau, aš papasakosiu nuo pradžių iki galo. Taip. Atvežė mašiną, nupirkau, laikaus teisės vos prie pabaigos. Jau dabar jau viskas atsidės. Neatsidės. Nu, sakė, kad atsidės. Nu. Tėti sako, važiuojam čia į garažą, važiuojam. Ir tik įvažiavom į tą garažą masyvą ir policiją. O avarijos nepadarėt nieko? Prabrėžiau mašiną. Kurią? Tai čia jau tada, tai čia tada jau reikalai, tai keičiasi, žinokit? Jau čia reikalai, čia ne šiaip važiavimas, čia yra išgėręs. Tėti, pravažiuojam. Nu ir viskas. Vat norėjau apie garažą apsukti ir užkliuvo mašiną. Gerbiamas Sauliau, čia jau tada keičiasi situacija. Čia ne važiavimas yra išgėrus. Čia yra avarija, nuvažiavimas iš įvykio vietos. Taip. Dar su mažu vaikų važiavot čia. Aš su viskuo sutinku. Žmonės. Parodysit per Baltikumą, ne? Būtinai. Žmonės, nevairuokit niekada išgėrę. Aš esu prieš. Žudo vaikus, tie prigėrė, vairuotojai, va. Žudo. Aš čia patį norėjau. Atsiprašau už visus išgėrusius vairuotojus. Atsiprašau. Tikrai atsiprašau. Gerai, Sauliau, neperšalkit. Kur jūsų šalikas? Nėra. Blogai. Gintarai, aš jūs... Einam žiūrėt, ką prisidirbom. Gerbiamas Sauliau. Prabrėžiau šoną. Čia kuri čia? Čia yra rimta jau. Čia jau pojūčiai, čia jau virš 2 reikia pūs, kad taip nejausti. Virš 2 ir ypač. 2,61. Tai yra sunkus girtumo laipsnis. Išgėriau. Sakau, dukra. Fleškikė sekmadienį. Nu, važiuojam, nu ir ten prabrėžiau. Į bažnyčią geriau reikėjo nueiti, negu tą fleškytę išgerti. Gintarai, aš esu jūsų gerbėjas. Supratau. Gintarai, jūsų gerbėjas. Ką su mergaitė darysim? Laidą visą laiką ir... Gerbiamas Sauliau, ką mes su mergaitė darysim? Mama yra? Ne, mama darbė yra.
Svarstė, kad nekelsi girtuoklių, jį pareigoja pavardė, kuris sutampa su vieno žemaičio vyskupo pavardė, kuris 19 amžiuje kovoja su paleistuvystėmis ir girstoklystėmis. Sauliui buvo paaiškinta, kad mašina dabar keliaus į policijos saugomą automobilių stovėjimo aikštelę, tad pasiūlyta iš jos pasimti vertingus daiktus. Saulius pasimė magnetofoną ir tą skardinę alaus. O mokyklos gatvės rajono žmonės sako, kad čia būna dažniau, kai girti vadalojasi. Atsakot, girtų čia važinėja? Taip. Tikrai? Tikrai? Gerai, pasisukinėsim, išgaudysim visus girtus. Tankiau. Ponia, už tokios tvoros gyvenat, jums joks girtuoklis nebaisus. Ne, į tvorą važiuoti. Geros dienos jums. Einu žiūrėt, ką gerbiamas Saulius pridirbo. Tai štai kokia nuomonė, kiek ilgiau užtruko paieškos asmens, kuris galėtų pagloboti mergaitę, kol tėvas bus policijos komisariate. Mama dirba, pilnametė sesuo negali. Tai buvo surasta šeimos draugė, kuri mergaitę turėjo pagloboti, kol mama grįš iš darbo. Pareigūnai vairuotoją Saulių nuvežė į tą vietą, kur buvo kliudytas automobilis. Jis pripažino, kad kažką juto, bet pagalvojęs, kad tai nereikšmingas susiglaudimas veidrodėliais, nuvažiavo toliau su dukra važinėtis. O dabar keliamės į kitą siužetą. Parodykit tą per televizorių. Taip. Gintarai, parodykit. Girti. Nebandykit vairuoti, aš esu prieš. Užmušiu visus, kas girti važiuos. Nu, čia žiaurokai pasakyti. Nu, bet... Aš tik apie garažą norėjau pasakyti. Pirmadienį mūsų kraštuose pagaliau pasnigo ir aišku istorijos prasidėjo ant tiltų. Aniekų žiedo estakado sudužo Ford Mondeo apautas normaliomis žieminėmis padangomis. Antrą juos važiavot, net juos važiavau. Aha, apsuko visą mašiną. Gyvas veikas, viskas tvarkoj, diržai buvo, išskyrus, atitvarai kaip ir neapgadinti beveik, ne? Ach, šitkai, geriau antrą juostą žodžiu nevažiuot. Padangos ką? Padangos geros. Padangos geros. Na štai, pasikartojame, kas pirma pašala, užšala, suslysta, sukiušta ir keliamės į kitą siužetą. O kitas siužetas visai ne apie sniegą, nors įvyko tą pirmadienį, kai pagaliau Klaipėdoje pasnigo. Klaipėdoje, Naikupės ir Žalgirio gatvių sankryžoje susidūrė BMW ir Toyota Avensis. Avarija vyko ne dėl slidžios kelio dangos, o dėl to, jog Toyota įvažiavusi iš šalutinio kelio nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio BMW. Tam su BMW vairavot? Kiek suprantu, pagrindiniu keliu atvažiavot? Jo. O tai iš ten? Iš dangaus, jo. Iš dangaus. Toyota po smūgio užlėkė ant šaligatvio ir galų atsirėmė į kelio ženklą. Į ligoninę išvežta keleivė sėdėjusi Toyotos priekyje. Sužeidimai nepavojingi sveikatai. Na, čia tokia sankryža, kai pasidaužo automobilį. Vidutiniškai kas 3 savaitės. Ir dar asmenys pakliuvę į šį incidentą pro šią sankryžą važiuoja kasdien. Pro šią vietą važiuoja. Tai kasdien per avariją Toyota praskriejo šalia stovinčio automobilio, kurio vairuotojas galvoja štai kaip. O ką daryt, kad čia avarijų nebūtų, jūs galit pasakyti? Čia kas 3 savaitės daužosi. Įsivaizduoju, čia tokia sankryža. To ženklo nieks nemato netgi šalutinio. O ką daryt? Stop ženklą dar pasakyti? Nu taip, rampo kokią, dar ką nors. Aha, supratau. Yra pasiūlymas. Štai tokios mintis išsakytos, ką daryti, kad nesidaužytų žmonės, o mes keliamės dar į kitą siužetą. Tilžės gatvėje susidūrė 3. Baltarusas visureigio vairuotojas pakibino 2 merginas, kai viena norėjo sukti į teritoriją, antra apskritai ne prie ko, o štai Baltarusas nesusivaldė slidžiame kelyje. Mindaugai, kas kaltas? Kas kaltas? Baltarusas gal? Gal. Supratau. Į Dubysas važiavo. Jeigu kas nepažino, tai čia buvo Mindaugas, kuris laidoje Reidas nusifilmavo jau 44 kartą. Ir tiek nusifilmavus, nori, tampi saugaus eismo specialistu. Buvo tądien tą pirmadienį, kai pasnigo tų avarijų pilna, štai Taikos ir Jūrininkų prospektų sankryžoje didukas su Volvo suko į kairę ir nepraleido tiesiai važiuojančio automobilio Volkswagen Passat. Ir tai avarija buvo ne apie sniegą. Važiuojame kitą miesto galą. Tai apie ką šita avarija? Teisingai, Naujojo Uosto gatvėje avarija apie sniegą. O Liepojos ir Panevėžio gatvių sankryžoje avarija apie tą patį. Kad žiema, kad reikia saugoti save, stulpus bei mašinas savo. Filmuoja Reido reporteriai, antroji dalis. Istorija prasideda Kretingoje ir tik tegu šio Mitsubishi Colt vairuotoja neaiškina, kad nesimato, kad dega raudonas šviesoforo signalas, kad čia atsirado šviesoforas iš kažkur. Tai kitas klausimas, bet jeigu jau atsirado, tai reikia vadovautis signalinėmis šviesomis. Kitas raudonas Sendvario žiedė tai įžūlus iš tos eismo juostos, iš kurios galima sukti tik į dešinę, jis šauna tiesiai Tilžės gatvės link. Jau mirkčia geltonas, jau draudžiamas signalas, jeigu ką vienas prašauna, tai dar ne, dar vienas žalialapis paskui aną, jau degant raudonam.
Tas pats reido reporteris, važiuodamas tuo pačiu maršrutu, fiksuoja busiką šaunantį degant draudžiamam šviesoforo signalui tuo metu, kai šviesoforinėje sankryžoje anavaten kairėje ekrano pusėje jau susikūlė du veikėjai stovi. Liepų gatvė. Apie kokią mes spalvą kalbame šioje rubrikoje? Teisingai, apie raudoną, o jie yra draudžianti judėjimą. Tai ne, Liepų gatvė skrėjančio Mercedeso vairuotojui, tai ne moteris. Jis filmuotis nori ir tiek. Bet yra gyvenime situacijų, kai ir važiuodamas degant žaliam šviesoforo signalui gali prisidaryti nesąmonių. Taikos ir Jūrininkų prospektų sankryža. Na, ponia, kur jūs sukat čia į kairę taip drąsiai, ką? Sukant į kairę reikia praleisti tiesiai važiuojančius. Žinojot? Šilutės plentas, mėly vairuotojai, įsidėmėkite, kad jeigu gretimoje eismo juostoje sustojo kažkas praleisti pėsčiojo, tai ir jūs, gerbiamas vilkiuko vairuotojai, stenkitės nesutraškyti moters. Ir jūs, ponia, važiuojantis paskui. Ir čia vėl Plungė, Minijos ir Telšių gatvių sankryža. Ir Plungė yra sankryža, kur keičiasi pagrindinio kelio kryptis. Tai jūs, ponia, atvažiavęs iš kairės pusės, esate neteisus. Jūs turėjote mus praleisti sukančius. Va. Istorija iš sostinės apie spuogą. Žinia, didmiesčiuose gerai makaluotis su maža mašinėle. Visur telpi, eismo juostose gali būti antras, nes telpi. Tik ar tai yra gerai, čia jau kitas klausimas, nes visi privalo laikytis kelių eismo taisyklių, net ir Vilniuje. O čia Utena, miestas kitame šalies gale. Palangos ir Basanavičiaus gatvių sankryžoje išgąsdino mūsų reporterį visureigis, o dar sako, jeigu aukštai sėdi, tai viską mato. Ne velnio. Keisčiausia, kad ir mes jo nematėme, vadinasi, labai jau žemai sėdėjome. Ir savaitės chamas tai apsaugos darbuotojas, skuodžiantis Taikos prospektu Klaipėdoje, ir ne pagal iškvietimą jis važiavo, nes katilai ant mašinos stogo neverda. Jis šiaip važiavo, jis apsauginis, jis kietas ir jam nesvarbu, kad prie pėsčiųjų perėjos žmogus stovi. Jis jį geriau paskandins, nes jis ne bet kas, o kietas apsauginis. Šiandien viskas, pasimatome kitą antradienį 8:30 vakaro. Baltikum televizija, kaip visada, rodys reidą. Būkite aplankyti. Sudiev. Beje, laida kartojama eteryje 5 kartus. Čiau.